Visų pirma, aš manau, kad mes atsidūrėm tokioje situacijoje, kad vis dėlto atsirado bent jau vienas žmogus, kuris tai pasakė, todėl kad Singapūrė lygiai tas pats buvo, reiškia, kad tuo metu apie tai net, tau baisu buvo pagalvoti, bet atsirado žmogus, kuris, reiškia, irgi kandidatavo į tam tikras, į parlamentą, sakykime taip, kandidatavo, pasakė, kad, reiškia, kad pas mane va tokios idėjos ir juo žmonės, reiškia, patikėjo. Tai irgi, sakykime taip, atrodė visiškai tai, ta prasme, neįmanoma ir neįgyvendinama. Bet mes turim konkretų pavyzdį, kad tai yra dar ir kaip įgyvendinama ir vis dėlto jiems tai pavyko ir jie dabar visas šalis moko apie tai. Ir apie tai ir yra kalba, kad reiškia, kad turi būti visų pirma nors vienas žmogus. Pas mus, mūsų mažoj šaly, aš manau, kad tų žmonių yra tikrai ne vienas. Man kiek teko dabar su tūkstančiai žmonių šnekėti, tai iš tikrųjų labai daug žmonių žino, kad tai yra didžiausia problema, ypač pagyvenusių žmonių. Profesorių, kurie prakovoja perėję per šitas teisingumo girnas iš įvairių pusių. Jie mato visą tai. Vis tiek, reiškia, susiduria su ta pačia problema, kad, reiškia, yra tam tikra korupcija. Ar tai bus giminių klanai, ar tai bus kursiokų klanai, ar tai bus buvusių bendradarbių klanai, ar dar kažkas tai. Ir visa tai yra tam tikri klanai, bet, reiškia, jie ir yra ta sisteminė korupcija, su kuria reikia kovoti. Reikalingi žmonės, kurie nuo to nepriklausomi, kurie nebus nuo to priklausomi, kurie sakykime, tai išstos, kad reiškia, išstos ir pasakys, kad, reiškia, su tuo turi būti baigta ir, reiškia, ko reikia tam, tai reikia tiesiog žmonių, reiškia, kad žmonės patikėtų, kad žmonės nubalsuotų ir kaip žmonės nubalsuos, atitinkamai yra tam tikri teisės aktai ir visa kita. Kaip šnekat apie viešumą, reiškia, tai vėlgi, tai yra sisteminės korupcijos, reiškia, viena iš dalių. Visi Delfiai, pažiūrėkim, kaip jie į Lietuvą atėjo. Aš asmeniškai dalyvavau tose bylose, kuriuose kaip jie atėjo į Lietuvą, per kokius schemas jie atėjo į Lietuvą. Ir kaip dabar tikėtis, kad Delfis, reiškia, sakykime taip, gali objektyvią informaciją, reiškia, skleisti. Negalima niekaip, jie tam tikrą informaciją skleidžia, reiškia, objektyviai, bet įpina tokio melo, kad, reiškia, kad tas melas, reiškia, susimaišo ir žmonės iš viso pasimetė, nežino, ko tikėti ir visą kitą. Todėl užsienio agentų įstatymas, tai yra vėlgi viena iš pagrindinių, reiškia, mūsų programos, reiškia, punktų, kuriame turi būti pasakoma konkrečiai visuomeniai, kam dirba, reiškia, viena ar kita žiniasklaidos priemonė, visuomenininkas, ar ten politikas, ar dar kažkas tai. Ir žmonės pas mus laikomi kaip, kažkokie avinai, kurie nieko nesupranta, nieko negali, reiškia, spręsti, reiškia, yra ten puritoniški, per daug pasenęs mąstymas, per daug, reiškia, naivus, visokie, tik tai ne tie, kurie gali kažką tai spręsti. Ir tada, reiškia, atsiranda, reiškia, šitą klausimą ekspertais nuspręs. Pavyzdžiui, reiškia, bendruomeniniam lygiai. Aš su bendruomenėm turiu nuo 2006 metų, net 2004 metų, reiškia, įvairių klausimų, dalyvauju bendruomeniniai veikloje ir visa kita. Tai ten iš viso yra, pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybės bendruomenėm, kaip susidoroja. Tai tiesiog tave išmeta kaip musę iš barščių, reiškia, tu gali kurti kokias nori bendruomenės, bet kokias iniciatyvas, visa kita. Ateina klausimas, reiškia, kad reikia spręsti, kad, reiškia, tenai vieną ar kitą projektą reikia daryti ir ką bendruomeniai daro statytojas, ką bendruomeniai turi suteikti statytojas. Ir tada bendruomenė yra nutildoma ir pasakoma, kad, reiškia, žiūrėkit, savivaldybei yra ekspertai, kurie ten nuspręs geriau, reiškia, nes jie yra inžinieriai, jie yra ten architektai kažkokie ar dar kažkas. O jūs, ką jūs tenai, reiškia, jūsų ten 5-10 žmonės, ką jūs ten galite spręsti. Ir tai tiesiog tokiais būdais yra eliminuojami, reiškia, visuomenės tas, o tarp tų ekspertų, kaip reiškia, skambėtų, reiškia,
galbūt kažkam keistai, galbūt kažkam akivaizdu, kad tie ekspertai yra, pavyzdžiui, statytojų atstovai, kurie yra suinteresuoti, kad ten vienas ar kitas projektas ir taip yra be galo pavyzdžių ant kiekvieno kampo. Pas mus yra sisteminio korupcija visur. Yra Vilniaus miesto savivaldybei, yra visose, reiškia, aš daugiausiai galiu šnekėti apie Vilniaus miesto savivaldybę, apie kitas institucijas. Ir nueikime iki generalinės prokuratūros ir tenai, reiškia, mes galim pamatyti tam tikrus požymius. Tai vėlgi, mums reikia visų pirma, reiškia, apie tai šnekėti. Tai, ką mes dabar ir darome. Mums reikia iškelti šitos klausimus. Mes turim sulaukti, reiškia, daugiau ir daugiau, sakykime taip, to pritarimo šitais klausimais, bet mes jau dabar pasiruošę su to kovoti. Jeigu mums pavyks Seime ateiti, mūsų pirmas uždavinys bus tai daryti. Nesvarbu, kur mes būsim, pozicijoje, valdančiųjų, mes apie tai šnekėsim, mes taip šnekėsim, reiškia, pastoviai. Šnekėsim, kelsim šitos klausimus ir neduosim niekam pailsėti nuo šitų klausimų. Mes kelsim šitos klausimus, ko nedarė tokiame lygyje nei vienas politikas. Ir koks yra dalykas, kad, reiškia, kad jeigu mes šnekėsime, jeigu visuomenė, reiškia, pamatys, kad, yra kažkokie tai postumiai, jie duos, sakykime, pasitikėjimo, daugiau kredito, tai mes su visuomenės pagalba ir padarysim tai. Aš manau, kad mes padarysim, mes išaiškinsim, mes diskutuosim, mes kelsim šitos klausimus, ko nebuvo iki šiol, ko nieks nedarė. Reiškia, jeigu tu, pavyzdžiui, savivaldybėje nori susitikti, pavyzdžiui, šnekėti apie šitos dalykus, tavęs net neįleisi savivaldybę. Aš, pavyzdžiui, kaip, sakykime, taip, sakykime, tam tikrų bendruomenės atstovų narys, manęs neįleidžia, reiškia, į savivaldybę. Mane ten vieni kiti sako, ten, reiškia, geriau iš viso, reiškia, sakykime taip, ten nereikia rėkaut, reikia, rašykit raštus ir visa kita. Tai nukanalizuoja į kažkokį tai lygį, į tavo skundus iš viso net neatsako ir tai trunka jau 5 metai, 10 metų ir tu supranti, kad tu jeigu kovosi su kiekvienu tokiu valdininkėliu, su kiekvienu mero pavaduotoju, su kiekvienu vyr architektu, kurie slėpsis nuo tavęs bėgs, jie geriau jau vyr architektą, reiškia, pakeis dėl to, kad nepaviešint šitų dalykų. Nes žino, kad yra labai daug problemų, kodėl, reiškia, tas vyr architektas, nenori dabar pavardėm šnekėti, reiškia, išėjo iš tų. Mano įsitikinimu jau buvo perkrautas tam tikras indas tos informacijos, tos apie korupciją ir dalyvavimas stambaus kapitalo, reiškia, bendro plano, reiškia, sakykime, taip, rengime Vilniuje ir visa kita, kuris buvo ten visiškas korupcinė schema ir apgauti visi vilniečiai. Bet apie tai, kaip pradėjome šnekėti, tai pakeitė vyr architektą, atėjo dabar nauja ir tarsi viskas nubraukta, niekas už tai neatsakingas, nieko nėra, čia, žodžiu, dabar nauja jau architektai, jį nežino, kas vyko. Visa tai turi baigtis. Ir kai mes ateisim, mes šitos klausimus kelsim vėl iš naujo. Vėl iš naujo mes kelsim, reviduosim, darysim auditus ir užsimsim. Ir aš manau, kaip visa tai prasidės, patys žmonės pradės, jau dabar žmonės, reiškia, kelia tos klausimus ir dalinasi informaciją, bet aš manau, kaip mes kelsim šitos klausimus, patys žmonės ateis ir mums pasakys, tas su tuo, tas ana, tas 5, tas 6, tas 7 ir tada visa tai bus žymiai greičiau negu kaip dabar vyksta.